Labas vakaras. Darau, čia tauta. Šį liūdną sekmadienio vakarą naujas ir kiek neįprastas video blogas. Turim kiekvienas po 5 klausimus ir juos vienas kitam užduosim. Ir atsakysim. Aivasai, ar turi kokį kličką? Jeigu turi, pasakyk, jeigu neturi, aš tau pats sugalvosiu. Kličkos, tai yra pravardės neturiu, dažniausiai mane vadina Sigis, Sigučio arba SGS. Mano pirmas klausimas Reiksni. Koks tavo vardas? Nerimtai nežinau tavo vardą. Žinau, tik Reiksnys Pakelis, Pakmasteris. Mano atsakymas tavo pirmąjį klausimą. Taip, aš turiu vardą. Aš ne tik Pakelis arba Reiksnys, aš turiu vardą, mano vardas yra Remigijus. Malonu susipažinti tauta. Mano antras klausimas tau, Sigitai. Apibūdink, kaip turėtų atrodyti tavo svajonių moteris. Prasme, koks nors ten idealas. Visų pirma, turėtų būti nedurna, turi mokėti gaminti, kas be ko, kad matytųsi veidas. Natūrali veidų spalva, o ne rudas, nukis, špaklis soliarmė prikepęs. Aišku, nesakau, pasidažyti galim. Reikia pasidažyti, bet ne tik, kad pajudovus visą kaip nigeris turėtų vaikščioti. Vieną kartą pasisveikinau su pažįstama, apsikabinam ten ir panašiai, ten pasisveikinau, paskui pasižiūriu savo į petį, o ten jos veidas, rudas, atsispaudęs. Mano kitas klausimas Reiksniui, kas tau neduoda ramybės? Man kas neduoda ramybės, leisk pagalvoti. Aišku, yra dalykų, kurie neduoda ramybės. Pavyzdžiui, kodėl man nieks dabar nerašo, kodėl į kitą ragelį nieks nerašo. Dar man neduoda ramybės, kodėl aš išgėriau visą arbatą ir neinu pasidaryti naujo. Dar man yra įdomu, kodėl pas mane 2 pelės, nors pats reikia valdyti tik vienos. Trečias klausimas tau, Sigitai. Išvardink 3 savo blogiausius ir 3 geriausius bruožus. Pavaryk. 3 blogiausius. Esu pavydus. Dažniausiai. Kartais labai tingus. 3. Būna kartais atidėlioju darbus. Esi prieki. Paskui padarys ir taip nuplaukia. O 3 geros mano savybės būtų. Šiaip nemėgstu apie save nieko būdinti, na, kai kažkas, tai kažkokias ten savybės ir panašiai, bet šį kartą padarysiu išimtį. Tai 1. Pagal kitus, kiek suprantu, nuoširdus. 3. 2. Savikritiškumas geras dalykas, jis tempia į priekį. Ir 3 būtų turbūt koks kūrybiškumas. Klausimas Reiksniui, ką darytum, jeigu niekur nebebūtų teisybės? Supranti, ką aš turiu omeny? Net neįsivaizduoju, ką aš daryčiau. Tikriausiai imčiau gaspadorių arba dar ką nors kas popitaka. 4. klausimas tau, Sigi. Kaip manai, kada tu mirsi? Apie mirtį šiaip negalvoju, neskaitant to Sony Ericsson USB. 4. klausimas Reiksniui. Ką darytum, jeigu sulūžtų tavo fotikas ir nebeturėtum su kuo filmuoti? Su šitom klausimu, Sigi, išsidūrei, aš neturiu fotiko. Ir paskutinis klausimas, kurį, manau, turėtų atsakyti kiekvienas vlogeris. Tau, mano 5. klausimas, kodėl kuri vlogus? Nežinau. Iš pradžių sukūriau pirmuosius videoblogus vien dėl to, nes man buvo pikta ant videogagus. Po to pamačiau, kad žmonėms visai patiko. Kažkaip užsikabliavau kurti toliau. Paskutinis mano klausimas Reiksniui. Kodėl tu man uždavinėjai tos klausimus? Todėl, kad šį liūdną sekmadienio vakarą neturiu ką veikti, niekas man neparašo. Ir tada sugalvojau, Sigitai, parašyti tau, davai sukam, movie. Būsim kentai. Tai va, mūsų klausimų sąrašas baigėsi. Dėkui Reiksniui už klausimus. Ir šį vakarą aš, Sigitas, sakau jums iki ir linkiu optimizmų bei stiprybės pirmadienį. Ir aš, Reiksnys, ir Remigijus. Atsisveikinam su jumis. Taigi, geros ateinančios darbo savaitės ir davai. Kodėl man čia geras, čia įmes. Apmaitint. Mano kitas klausimas Reiksniui. Kolega, dėkui ir tau.
Kas be ko, su maždaug, nu, su Sigitai, taigi. Fuck. Psiškau.